Apaštalai sako Jėzui: Viešpatie, sustiprink mūsų tikėjimą. Kodėl jie tai prašo? Jei pažvelgsime į ankstesnius Jėzaus žodžius, matome, kad jis kalbėjo apie papiktinimą. Vienas didžiausių kliučių – negebėjimas atleisti. Jei bendruomenėje, parapijoje ir šeimoje nėra atleidimo, mes patys tampame sieną, trukdančią kitiems susitikti Kristų, sutikti gyvenimą. Jėzus sako: atleiskite visada, bet ar tai įmanoma? Ar ne per daug? Todėl apaštalai šaukia: Viešpatie, sustiprink mūsų tikėjimą. O kas yra tikėjimas? Ar tik žinojimas, kad Jėzus yra Dievas, miręs ir prisikėlęs? Taip, bet to per maža. Šventasis raštas primena, net demonai tai žino, bet jų gyvenimas nepasikeičia. Tikėjimas nėra fasadas. Tai ne tik pasakyti Dievas yra, ne tik vadintis krikščioniu ar ateiti į mišias. Tikėti reiškia prisirišti prie Kristaus širdimi ir protu, leisti jam keisti mano mintis, sprendimus, santykius. Nes neužtenka melstis, jei mano gyvenimas nesikeičia, neužtenka sakyti tikiu, jei neatleidžiu taip, kaip jis man visada atleidžia. Apaštalai tai suprato. Gyventi pagal Jėzaus kelią nėra lengva, bet tik ten yra tikra laimė. Todėl šiandien ir mūsų malda tokia pati: Viešpatie, sustiprink mūsų tikėjimą. Suteik drąsos gyventi tavo Evangeliją, nes tik ji dovanoja tikrą gyvenimo pilnatvę. Palaimintos dienos.